Labas rytas. Vakar, kai sakiau, kad atvažiavom į Gibraltarą, tai, ne visai į patį Gibraltarą, tiesiog šalia. Kad į jį pulti patį, tai reikia kirsti sieną, tai vakar to nepadarėm, tiesiog dar miegojom šalia, esančiame miestelėje. Na ir dabar važiuojame jau arčiau jo, palikti mašiną, nes į patį Gibraltarą eisim pėstute. Eisim per oro uostą. Eisim per oro uostą. Mums reikės maudimukų. Užfiksavau reakciją. O ko filmuoji tada? Reakciją užfilmavau. Reiks, tai reiks. Turiu pasiemus net 3. Kiek panaudojau per šią kelionę? 0. Pirmą kartą galėsiu panaudoti maudimuką, kurių galvojau, kad reikės čia belem kiek. Nu, va, kokia laiminga iš karto, kad net nežinau, kurį imti. Tiek daug pasirinkimo, imu gražesnį. Ar bus baseinas? Bus baseinas, bus džakuzis, bus pirtis. Reik tada ne, tada šito gražaus ne. Susigadin. Ir buvo parašyta adult only, tai gal ir nereik, žinok, maudimų. Turim patirties tokiuose baseinuose. Jeigu yra rašoma adults only, reiškia ne tik, kad tu negali maudimuko dėtis. Reiškia, kad jeigu tave pamatys su maudimuku, tau sakys, no cotton. Yra buvę. Supratau. Tada gal net jo neprireiks. Palikom tokioj aikšteliai kemperį. Lengvai mašinai kainuoja 12, kemperių 15. Ir va, esam visai netoli Gibraltaro. Nu, prisidėjom daiktų. Nežinau, kiek čia laiko, bet iš Deivido namiokų suprantu, kad ne vienai nakčiai. Gal? Nežinau, nieko nesuprantu. Bet prisėmėm daiktų ir maudynėms ir persirengti, ir gražiai persirengti netgi. Ir atėjom prie sienos, nemažai pešiųjų. Pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis ir kirsim štai tokią sieną. Nu, wow, kaip tau sienos kirtimas? Nei dokumentų tikrina, nei daiktų tikrina. 2 sekundės ir mes jau turim naują šalį. O, tiksliai, nauja šalis. Taip, dar viena į mūsų sąrašą. Vau, nu tikrai nesitikėjau tokios sienos kirtimo. Eini, tiesiog iš toli parodai, kad turi pasą. Gerai, sako, eik, net nereikėjo paduoti nei rankas, nei nieką. Nustebau. Praėjau tada, antras postas. Irgi, einu, jau rodau, kad turiu. Tai pasižiūrėjo, gerai. Tai realiai net nebuvom, turbūt ne sekundės sustoja. Lėtų žingsnių ėjom ir praėjom, tiesiog rankai laikėm, kad turim pasus ir viskas. Vau! Ir štai mes Gibraltare. Na ir štai mes garsiajame lėktuvų pakilimų take. Turbūt visi esat girdėję, kad Gibraltaro oro uosto pakilimų taku galima eiti, kai lėktuvai neskraido. O ši degė žalia šviesa. Buvo atidaryti vartai ir tiesiog eini savo per pakilimų taką, o kai skrenda lėktuvas, jį uždaro ir čia skrenda lėktuvai. Nu, lėktuvėlį kilk. Nu, labai primena kalpą. Gavom 17 aukštą iš 20. Nu, pirmas įspūdis. Vau. Svarbiausias. Akcentas, koks vaizdas. Kokia jūra graži. Ir turim vaizdą į kalną. O Jezu, koks aukštas, net neapima kamerą, nors esam 17 aukšte. Geras. Nu, labai gražus vaizdas.
Čia, kad vis nepamirštum, jog Anglijoje esi. Nulekiam dar iki parduotuvės. Daug miestą pamatyti nespėjom, nes turime rezervuotą laiką į spa. Jau tiek teko išduoti Deividui, jau nebegali jis laikyti tokių paslapčių. Biški nuo to priklauso ir apranga, ir daiktai. Tai vat, skubam atgal į viešbutį. Kaip suprantate, jau esame spa. Laukia va Deividas. Viskas, paslepiam telefonus, einam ilsėtis, mėgautis, galbūt net visai užtarnauto poilsio. Sėdim ir kalbam, kad 4,5 mėnesio nebuvome jokioj pirty, džakuzėje, kas iš tikrųjų mums yra visai daug. Jonavoje mes turime labai gerą baseiną, į kurį einame kartais kas savaitę, na bent jau kartai per mėnesį, tai čia privalomai. Tai iš tikrųjų labai pasiilgom tokio poilsio, tai einam mėgautis. Vis to leidai? Kažkas negerai? Taip, negaliu juoktis. Kadangi praeitą kartą, kai buvom viešbutėje, visai nepavyko su orkaite, šį kartą patikrinom, ar jį veikia, ir tik tada pirko maistą, o vakarieniai šiandien, nepatikėsit, Kijevo kotletai. Kijevo kotletų nevalgiam visą kelionę, o namuose šiaip valgytom visai dažnai. Tai labai pasiilgom Kijevo kotletų. Na ir desertui pasiėmėm 2 pyragus. Kadangi rytoj yra mano gimtadienis, tai reikia torčiuko. Ir niekaip negalėjome išsirinkti kurį, tad paėmėm abu. Atrodo jie taip. Labai abudu skanus, žiauriai pasisekė su saldumynais. Džiaugės. Tai va, toj bus 12 ir sveikinsim Rūtą. Mano su pižama ruošiesi filmuoti. Rūta išjungė visas šviesas minutę iki 12. Aš jau ruošiausi jum kamerą ir filmuoti. Ir jinai pasižiūrėjo į telefoną. Nes aš įjungiau lempą, kai jinai išjungė visas. Ai va, ką tu čia sako darysi? Dainuosi su gimtadieniu? Ne. Aš tau nedainuosiu su gimtadieniu. Aš tau noriu pasakyti. Sveikinu pasenus! Žiauriai mielą. Senutė! Kiek metų? Sukakoja. Mažiau nei tau. Klausimas tau. Gali pasakyti, kur nori kitą gimtadienį švęst, man nereiks galvoti. Aš irgi taip ir galvojau, kad link to linkstam. Oi, man reikia dabar iš tikrųjų labai atsargiai, nes kai prieš 2 metus norėjau švęsti savo gimtadienį kalnuose, Deivis mane nustebino kelionė į Zakopanę, kur gavau ne tik kalnus, bet ir žymų į Varšuvos viešbutį, na tas, kur su baseinu ant stogo. Tuomet praeitais metais buvau dar labiau nustebinta, kai netikėtai buvau pasodinta į lėktuvą ir nuskraidinta į Paryžių, kas žinoma taip pat buvo mano norų sąraše. Tada dar beje renkantis skrydį, parasitariau, kad norėčiau gimtadienio ten, kur šilta. Į Paryžių tai bėgam, jau registruoja. Rimtai? Arba dar Malagą? Ne, gal į Paryžių? O gal ten kur šilta, gal į Malagą? Čia reikia labai atsakingai rinktis, nes viską, ką aš pasakau, viskas ir išsipildo. Įdomu kaip. Skamba dabar lyg būčiau labai stipriai išlepinta mergaitė. Bet tikrai viskas išsipildo, ką aš pasakau. Tai labai noriu dabar atsargiai apgalvoti, pasakyti, kur noriu kito gimtadienio, nes tikrai taip ir bus. Einu savo, kokia didelė įtampa. Jau susiruošėm miegot ir prisiminiau, kad nenufilmavau vaizdo pro langą. Jo, čia neatrodo nieko ypatingo. Bet išėjus į lauką ir pasukus galvą štai čia. Kaip gerai atrodo.
Nu, wow. Taigi, gimtadienio diena atėjo, o oras nenorėjo šiandien bendradarbiauti ir sugriovė ne tik žygio planus, bet ir vakarienės mieste. Išėjome tik trumpam prie pat viešbučio pasidairyti į lėktuvus. Atėjome į tokią vietą, nes čia galima šiek tiek įžiūrėti, kaip leidžias lėktuvas, nes čia prasideda nusileidimo takas. Pasižiūrėjome į tvarkaraštį. Atrodo į pastatą. Geras. Na, o po to prasidėjo toks lietus, kad net niekur nesinorėjo nosies kišti iš viešbučio. Na, štai mes ir antrą dieną spa. Šiandien jau tikrai gimtadienį leidžiame čia. Poilsiaujam, mėgaujamės, ilsimės ir nieko daug net nefilmuojam. Toksai va džakuzis, baseinas, šaltas baseinas ir kelios pirtelės. Šiandien jau likom iki pat uždarimo, todėl nebėra žmonių. Galima nufilmuoti. Viskas, grįžtam į savo kambarį. O kas ten? Vakarienė! Na, o tokia šiandien šventinė vakarienė atrodo labai prastai. Bet iš tikrųjų čia yra sušiai, o čia yra krevetės. Tokiame padaže, žiauriai skaniame, bet atrodo, tai aš jau pati matau per kamerą, kad labai blogai. Bet patikėkit, labai skanu. Ir patikėkit, labai brangu. Laukia brangi vakarienė, leidom savo šiek tiek daugiau, daug kas šiandien sveikinote mane, labai jums ačiū, labai daug kas linkėjote, kad leisčiau savo viską, ko tik noriu, tai va, būtent tą dabar ir darau. Vakarienį išleidom apie 60 eurų. Turiu klausimą dar vieną, prie žiūrovų. Kur norėtum, kad kitas gimtadienis būtų? Kur planuotis visiems atskristi? Tai kitais metais susimatysim Maldyvuose. Na ir jau baigiam valgyti. Ir sakom, kad kažkada liktai senokai žiūrėjom Orijaus laidą, kai jisai buvo Gibraltare. Ir sakom, pažiūrim, kur jisai valgė, nes mums šiaip sekėsi šiandien labai sunkiai rasti vietą, kad būtų ir gan gerai vertinta ir kad atrodytų maistas gan gražiai. Tai va dabar įsijungiam Orijaus laidą apie Gibraltarą ir nepatikėsite, jisai dabar rodo restoraną, iš kurio mes šiandien užsisakėm maistą, kaip labai gerai įvertintą restoraną ir labai skanų maistą. Tai va kaip mes pataikėm, nes iš tikrųjų irgi pasižiūrėjom pagal įvertinimą Google Mapsuose ir ten buvo geriausiai vertintas šitas restoranas, dėl to jį ir pasirinkom ir va kaip pataikėm. Labas rytas, mes jau pasiruošę, paliekame savo kambarį, puikiai čia išmiegojom 2 naktis, nuostabiai praleidom laiką. Einam net ir su šiek tiek skalbinių, nes išsiskalbėm. O šiandien, kadangi oras šiek tiek jau pagerėjo, galime normaliai pasivaikščioti Gibraltare. Nes vakar tai oras visiškai subjūro, visą vakarą, visą naktį lyjo ir labai stipriai net lyjo. Net dėl kemperio šiek tiek pergyvenom, tokia net šiek tiek audra buvo. Vienu žodžiu, apie pasivaikščiojimą net negalvojom, tai padarysim šiandien. Na ir kad galėtumėm ramiai savo vaikščioti po Gibraltarą, aišku, turim pasidėti visus daiktus į kemperį, kad galėtumėm laisvai vaikščioti, o kemperis stovi Ispanijai. Tad vėl einam pro pakilimo taką, vėl kirsime sieną, tai ten nueisim iki kemperio, pasidėsim daiktus ir vėl kirsim sieną su Gibraltaru. Tai ir tada jau eisim greičiausiai štai ten. Na štai mes jau pasikeitėm daiktus, pasidėjom, rūbus persirengėm. Visgi šiandien vėsoka, nėra taip šilta, nors praeitas dienas buvo iki 17-18 laipsnių, bet lietus ir vėjas. O šiandien saulė šviečia, bet šiandien iki 15 laipsnių, tai vėsiau šiek tiek. Tai persirengiam ir dabar jau vėl į Gibraltarą. Nu ką, prasidėjo laiptai į kalną. Mums reiktų vieno tokio asiliuko turbūt. Būtų visai nieko.
Lipam. Ir dar lipsim. Einame dabar nusipirkti bilietus, kadangi tai skaitosi kaip nacionalinis parkas. Čia įėjimas kainuoja į patį kalną. Nesvarbu, ar tu eini pėstute, ar važiuoji su autobusu. Tik su autobusu nereikia atskirai mokėti, tu jau susimoki pirkdamas autobuso bilietą. Viską susimokėjom, kaina nemaža, 25 svarai, 250 svarų, kas yra maždaug apie 60 eurų turbūt. Nemažai kainuoja įėjimas tikrai. Nu ir prasideda taisyklės dėl beždžionėlių. Jau įėjom iš karto į tunelį. Iškart po bilietų nusipirkimo iškart prasideda tuneliai. Ir čia irgi reikia parodyti bilietą, jog turi nusipirkęs. Galbūt tiek daug susimokėjome, nes ant kalno daug yra tokių tunelių, tiltas, na tarsi įvairių lankytinų vietų ir tu susimoki ne tik už įėjimą, bet ir už visą tai, ką gauni ant kalno, nes jau papildomai mokėti nieko nebereiks. Nu, jau radom balkoną. Reikia praeiti pro tokį tunelį. Svečiai. Ir štai toksai balkonėlis, kurį matėm iš tikrųjų būdami lauke apačioje. Tiesiai į nusileidimo ir pakilimo taką. Su vaizdu į kapines. Jo, su vaizdu į kapines. Tai dar pasižiūrėjome į tvarkaraštį, kad turėtų atskristi lėktuvas. Ir aišku, esame čia stipriai per anksti, pusvalandžių visų. Ir žiūriu į dangų. Ir sakau, Deiviui, man atrodo, aš jį matau. Ir tikrai atskrenda lėktuvas. Tai dabar galėsim pasižiūrėti, kaip jisai čia leidžiasi. Va toks taškiukas ten dabar tik tais atrodo. Aišku, gyvai jisai daug didesnis mums matosi. Ir štai jau visai netoli to jaus leisis. Taip atrodo, nepataiko į taką. Ir tas koks atrodo mažas. Kaip tobulai gavosi, viskas, lėktuvą pažiūrėjom, tai dabar turime netgi daugiau laiko sulaukti, kada jisai pakils, nes tas pats lėktuvas atskrenda ir po valandos išskrenda. Tai kadangi atskrido visų pusvalandžių anksčiau, tai turim nebe valandą, pusantros maždaug, kad užlipti į patį viršų ir jau žiūrėti, kaip jisai pakyla. Nes iš čia, kaip matėt, matosi tik tais pusę tako, nematytumėm, kaip jisai pakyla. Tai einame atgal iš tunelio ir toliau kopsim į kalną. Tikiuosi spėsim. O štai ir pirma šio kalno gyventoja. Nelabai nori pozuoti. Nelabai čia turbūt kam įdomu, bet Deivis liepia nufilmuoti, kad šis stadionas turbūt yra arčiausiai pakilimo tako visame pasaulyje ir per stipriai išspyrus kamuolį, manau, kad jisai net galėtų papulti į nusileidimo ir pakilimo aikštelę. Dar viena va, sėdi grožisi vaizdu. Va tokiu va. Ne. Nusisuko, nepatiko mesai. Irgi naudoja tą taktiką, kad su vaiku man čia sunku, duokit pavalgyti. O, jėtus, kokia mėly. Jėtus, tas mažylis, koks mielas. Tai aš galėčiau jas čia filmuoti ir filmuoti. Labai šiaip gražios. Praeitos buvo tokios nutriušusios, bet šitos labai gražios. Daug visai jachtų Gibraltaro pusėje.
štai ten Ispanijos pusėj. Ten ir mūsų kemperiukas stovi. Dabar nesimato tiksliai kuris. Viskas, išėjo eksponatai. Visi čia prisifotografavo su jom, nusibodo. Dabar galiu drąsiai eiti pas Deividą, nes jinai sėdėjo čia ir aš labai bijojau pro ją praeiti. Dabar jau galiu eiti pas Deividą. Na ir čia jau iš šitos aikštelės, kur stovi Deividas, labai gerai matosi mūsų viešbutis, kuriame mes buvome apsistoję. Ir dabar suprantu, kodėl to kalno niekaip ne viso nufilmuoti, nes čia jisai dar tęsiasi ir tęsiasi. Nėra ko norėt, kad čia negalėjau nufilmuoti. Labai nerealiai aikštelė. Nu ką, stovim toliau, laukiam, kol šitas lėktuvas pagaliau iš čia kils. O kol stovėjau ten viršui, ten stovėjo gidas ir šiek tiek pasakojo kitiems apie šį oro uostą. Ir papasakojo, kad lėktuvai čia besileidžiant privalo nusileisti iki štai šitų kvadratėlių. Kitaip jie turi vėl pakilti ir bandyti nusileisti antrą kartą. Jeigu pilotams nepavyksta ir antrą kartą nusileisti iki šitų kvadratėlių, tada jau jie turi pakilti ir skristi net į Malagos oro uostą. Jiems visiems duodamos 2 galimybės čia nusileisti, na, bet sakė, dažniausiai pavyksta. Na ir mašinos čia nebevažinėja. Nors anksčiau važinėdavo, dabar yra padarytas tunelis aplinkui štai šis, kadangi susidarydavo labai ilgos eilės, nes kai lėktuvas čia kyla, leidžiasi, yra uždaromas eismas ir susidarydavo kilometrinės eilės, apie ką iš tikrųjų ir mes girdėjom, dėl ko gal net ir vengiam čia važiuoti į Gibraltarą, nes girdėjom, kad labai jau čia ilgai reikia stovėti tose eilėse. Ir dabar suprantam, kodėl nematėm tų eilių ir čia lygtais atrodė viskas labai greitai, nes yra jau pastatytas tunelis, pro kurį pravažiuoja ir nebereikia čia tiek daug laukti ir nebestabdomas yra eismas. Stabdomi dabar tik tais žmonės ir dviračiai, kai lėktuvas leidžiasi ir kyla. Atėjo čia gražuolio, nu. Nu, tipo ir gražu, bet ir nėra labai jauku. Deivis liepia, oi, kaip jinai moka. Deivis liepia kuprinę užsidėti ant priekio. Iš tikrųjų taip ir buvo parodyta rekomendacijose, tam, kad jinai nešoktų ant nugaros ir nepradėtų traukti daiktų. Na, o mes jau matėm, kad lygtais nuvažiavo nuo lėktuvo laiptai, per kurios lipa žmonės. Džipas toksai nuvažiavo patikrinti tako, ar nieko nėra. Tai gal jau tuoj kils. Kaip suprantam, tai būtent tą vietą, per kurią kils lėktuvas, važiuoja automobiliukas ratais ir nuvalo. Taip suprantam. Nežinau, ar jums čia taip stipriai įdomu kaip mums, bet mes čia akių nuo to lėktuvo nenuleidžiam, vis laukiam. Jau tuo jisai pradės čia važiuoti ir jau tada čia iš čia bėgėsis. Jau sulaukiam. Oho, iš čia irgi labai garsiai. Pakilo. Kai tiems laivams turėtų geras vaizdas būt. Na štai, pagaliau sulaukiam, kol pakilo lėktuvas. Įminiau į šūdą. Manau, tai bus laimė. Taip. Ir dabar galim eiti tunelį, jau kur nebelauksim, nes kitas lėktuvas bus tik tais 8 vakaro. Šituose tuneliuose labai daug langiukų, pro kuriuos taip pat matosi visas vaizdas nuo kalno. Dar vieni tuneliai. Va, kokia graži miesto panorama, o ten tolumoje jau Afrika. Mes su Rūta rekomenduojam atvykti į Gibraltarą.
pakilti į kalną vien dėl to, kad pasižiūrėti į Gibraltaro sąsiaurį iš aukštai. Tai štai taip matosi Gibraltaro sąsiauris. Čia yra Ispanijos dalis, ten toliau yra Tarifa, o čia jau Afrika, Marokas. Ir šitas sąsiauris yra 14 km pločio, maždaug ties Tarifa 13 gal net rašo. Tai šiaip atrodo, kad 13-14 km yra labai platu, bet iš čia žiūrint, atrodo toks siauras kanalas, negi tikrai čia 14 km plotis. Nežinau, ar čia kažkoks prižiūrėtojas jau, ar tiesiog vyras. Bet atnešė jiems valgyti, maitina. Oi, kaip stipriai. Nu, nežinau, ar čia legalu taip. Na ir priėjom prie dar vieno, kaip ir lankytino objekto. Tai toksai tiltas. Kad praeit šiuo tiltu apyrankės nereikėjo, tai galima buvo praeiti ir nemokamai. Na ir šiuo tiltu tiesiog perėjom pirmyn ir eisim atgal, tik dėl pačio fakto, kad praeiti kabančių tiltu. Na, toliau eisime štai tuo stačiu kalnu. Čia labai gerai matosi šitos vietos. Į patį viršų. Na, štai ir tą sieną, apie kurią kalbėjau. Va tiek laiptų mūsų laukia. Matau, beždžionėlės irgi sėdi mūsų laukia. Vieną laiptų dalį įveikiam. Einam toliau. O, kiek dar liko. Tai štai ten matote darbuotojus, kurie tvarko keltuvą. Keltuvas yra šiuo metu uždarytas, jau gal 3 savaitės ir manau po savaitės atidarys. Tai štai dėl šios priežasties mes lipome į kalną pėstute, o nekilome keltuvų. Na štai kiek daug užlipom, bet turim vieną jau problemytę. Sakė, kad nebenori lipti, jau atsisako. Slepiasi jau, viskas. Nebėra rūtos. O liko va, viskas. Tiek nedaug. Išpelsim. Vyksta išgyvenimas. 28. Viskas, va. Paskutiniai laipteliai. Šaunuolė! Įspūdžiai. Nerealu, rekomenduoju kiekvienam. Biški susipyko. Kažko nepasidalino. Čia neįmanoma prie jų priprasti. Visur pilna. Šitą nusprendė pasivažinėti. Aha, ką dabar darys? Šoks? Dar viena? Na gerai, jau pradedam priprast. Visur jos čia šalia tiesiog vaikštinėja. O štai ir Skywalkas. Na, pro apačią tikrai labai stipriai nesimato vaizdas, bet galima pasigrožėti va pro šoną. Labai gražus vaizdai.
Nu va, labiausiai norėjome šitą vaizdą pamatyti ir pagaliau radom. Nu ir dar vienas tuneliukas. Sūrius laikydavo čionais. Juokauju. Kaip šaudydavo pabūklų. Sviediniai sudėti. Kai svertai susidaro. Štai tokį suknėdavo ir šaudydavo nuo Gibraltaro kalno krašto. Gindavo. Nusileidom kiek žemiau, na ir dabar jau tikrai priėjom prie paskutinio čia esančio lankytino objekto. Tai urvai. Jau net šiek tiek iš tikrųjų skubėjom, nes jau neužilgo čia viskas ir užsidarinės. Na ir čia reikia nuskanuoti mums savo apyrankės. Jei neklystu, buvo 3-4 vietos, kur reikėjo nuskanuoti apyrankę. Nežinau, gal ir labai daug nepraranda žmonės, neturintis apyrankės, o kaip jos negauti, tai tiesiog ateiti anksčiau laiko, negu kad pradeda dirbti visas nacionalinis parkas. Pradeda dirbti nuo 9, kaip suprantu. O, gražiai jau mes čia atėjom. Visokių tuneliukų. Nu, gražu, labai. Dar ką tik sakiau, kad nežinau, ar žmonės be apyrankių kažką praranda, nu tai gal ir praranda. O čia kaip atrodo. Nežinau, ar jums čia matosi ta statula. Čia kaip sparnai iš šonų, ten galva. Geriau va matosi šitame, bet gyvai iš tikrųjų matome ir mes. Kad jūs labiau suprastumėt, parodysiu taip. Va tokia va statula natūrali matosi šitame urve. Nu šiaip įspūdingai. Kiek esam urvų buvę, šiaip vienas įspūdingesnių šitas. Na ir dar šitam urve vaikštant pamatėm tokias kėdes, salę. Čia gal vyksta ir kokie koncertai, o šiuo metu kas 10 minučių, gal net dažniau, gal kas 5 vyksta čia toksai šviesų šou. Tiek buvom užhipnotizuoti, kad net nenufilmavom. Sėdėjom, stebėjom, čia tiek analizavom, čia rodė ir lavą, ir vandenį, ir ledą, ir viską. Taip supratom, kad gal kaip čia formavosi visas šitas urvas ir viskas baigėsi, sakau, nieko nenufilmavau. Bet patys atvažiuokit ir patys pasižiūrėkit. Viskas išvarė mus dėdė. Matyt, dirba iki 6 visas šitas urvas. Tai spėjame pačiu laiku. Nu, greičiausiai jo ėjom jau paskutiniai. Dėl to čia va ir žmonių visai nebuvo. Spėjom dar viską apžiūrėti ir jau uždaro. Jau uždaro vartus net po mūsų. Tikrai paskutinį išėjom. Dabar tikrai leidžiamės žemyn. Tokiamis šiek tiek džiunglėmis. Leidžiamės visiškai ne į tą pusę, kur mūsų mašina, nes dar norime praeiti pro visą miestą. Tad leidžiamės į tą pusę, kur yra į Afrikos pusę, nežinau, ar jums čia aišku. Ir tada dar eisim per visą miestą iki oro uosto ir ten jau tada kirsim sieną ir tada jau iki mašinos. Tokiom va džiunglėm leidžiamės žemyn. Va, iš čia gal neblogai matosi. Štai ten jau yra Afrika. Štai taip dreba kojos po šito kalno.
ką čia kramsnuojam? Greitą maistą. Mr. Noodles. Na ir ties čia jau visiškai mano telefonas užsikrovė, tada dar Deividas bandė nufilmuoti. Wow, pilietis. Bet ir jo telefonas užsikrovė, tad net neįsirašė garsas, tik tais vaizdas. Na, bet norėjome pasakyti, kad čia dar matosi ant kalno pilis, kurią nespėjome aplankyti. Ir kad dar apsipirkę parduotuviai, jau dabar tikrai einame link Kemperio. Viskas, pagaliau grįžom namuose. Šildomės, geriam arbatą, šiek tiek sušalom. Dabar yra 10:30, o nueita šiandien 28 kilometrai. 28 Gibraltaro. Tai, sakot, maža šalis, tas Gibraltaras. Tai va, ir net nesijaučiam iš tikrųjų visko apėję. Gal net, kad dar galima būtų vieną dieną skirti, kad apeiti dar kitas dalis, bet turbūt reiktų vėl už nacionalinį parką mokėti, nes ten ne viską apėjom. Na, arba tiesiog reikėjo pradėti nuo dar anksčiau, negu pradėjome mes. Tai va tiek, einame ilsėtis. Labanakt.